Kad varžyti su Barškuolė įmanoma, tai aš tikiu, bet ar galės visi pasivaržyti, bent kas nors, ar galės pasivaržyti kontentu. Atsimį Šarūną gyvenime, ar mane kažkas ne už tai, kad mes kažką turėjom ar neturėjom, už tai, ką mes padarėm. Tai manau, jam vienam iš tų, kuriem pasisekė būti šitoje vietoje, kad ir kampe apdulkės, bet išdulkytas per visus galus, bet ir kaip ir. Tai mes dėl to važiuojam jaunimas, o senimas organizuoja šventėlę mums. Labadiena, mes ir vėl keli su Gediminu iš Agrobitės. Kur važiuojam? Skrendam, mes tiesiog skraidom toliau po užsiregistravusius, vienus iš pirmųjų užsiregistravusių ekipažų traktorių Dakaro renginyje. Ir pas kada važiuojam šiandien? O šiandien važiuojam iš tikrųjų irgi pas, irgi išskirtinį iš tikrųjų ekipažą, žinoma Lietuvoje. Šarūną Radvinauską ir Artūrą Vakariną. Pas Pinkį ir Makaulę. Kurie atlieks į traktorių Dakarą su savo garsiaja Barškuolė. Kapotas nuimtas Barškuoliai, matau. Pažiūrėk, kaip turbina. Nu kur tos mūsų žvaigždės? Jeigu žvaigždžių norėjo, tai reikėjo atvažiuoti vakare. Žvaigždės dangų jau mėsta tik tai nuolankus Dievo tarnai. Nieko nerandu, gerai, kad ar jūs atvažiavau. O kur Artūras dingo? Jie labai trumpam išvažiavau. Tikėkimės, kad trumpam. Čia iki to bažnytkaimų. Tai į bažnyčią? Gali būti, gal nenorėjau toks pabažnus pasirodyti, nepasakė, tai šviesi. Artūras bažnyčioje, o tavo bažnyčia čia, ne? Čia bažnyčia, kur ir Dievas visur. Tai ką tvarkom, Šarūnai? Dabar tai kompresorių keisim, vandens pompą keisim, o paskui jau ilgysim tą sąrašą. Daug ką darysim, bet nelabai galim viską išduoti, nes po to neliksi tos intrigos. Bus čia tų spec efektų, visko bus. Daug kas, gal matėjau, kaip sakoma, nori varžyti su Barškuolė. Mums labai smagu. Kad varžyti su Barškuolė įmanoma, tai aš tikiu. Bet ar galės visi pasivaržyti, bent kas nors, ar galės pasivaržyti kontentu. Nes mes žinom, kad bus geras renginys, geri organizatoriai, geri vedėjai, geros grupės, bet važiuojam dėl kelių dalykų važiuojam, dalyvaujam, bet vienas iš jų bijom, kad gali pritrūkti kontentų, tai su Artūro ekipažą jo leidžiam ir padarysim. Dar nėra tai buvę, kaip nors nebūtų, kai sakyta šaunasis kareivis Šveikas. Matau dabar Barškuolė nepanašyva, kokia graži buvo su visais tais papuošimais, su lipdukais, su vėliavom, tai kad nemažiau bus graži, tai tikrai bus draugų, bus partnerių. Čia galiu pasakyti, kad bus mūsų partneris, kur nuo pat pradžių su mumis buvo, Transvina. O čia šitoj garbingoj vietoj, bet ne tik čia. Senia oras, šiandien fryzas. Ką tu padarė čia Šaras dabar per cirkus? Atvažiavo žmonės, rimti žmonės, supranti? Kontentą padariau. Kokį kontentą, čia ką čia leidė, ant žemės nespėjo padėti kažkokį kanistrą. O, da, Jolanta čia. Ką, tu čia veiki? Labas. Labas. Ką čia darai? Pažiūrėk, mūsų partneris Šarūnai. Čia sėklos apvėltos šito produktų, tai tokie augalai kaip aš tokių aukščių. O rapsą, jeigu apvelsit, tai gal būtų už mane nedidesni. Už keltuvą žemesnį. Dabar nežinau, jau dabar tik jausis augu. Nesvarbu, žinokit, ar šalnos, ar vėjas, ar štilis su mumis visą laiką viva fertili. Vakar buvom gimrėjus baliui, atėjo žmogus 61 metų, sako, vyrai, sako, matėte, ką jūs padarėt? Žinai, galvoju, su kuo čia šniekas su manim pasirodo. Sakau, ta prasme, sako, jūs Lietuvą važiavo. Atek, sako, kitam, sako, čia šitie, kur Lietuvą važiavo. Šaro nebuvo aš. Sako, čia šis vienas, kur Lietuvą, žinai, vienas iš jų, kur Lietuvą važiavo. Sakau, tai kas čia tokiu? Sako, mūsų laikais, sako, mes su juo bijom net per kaimą važiuoti, o jūs visą Lietuvą važiavo. Sakau, beveik ten visą. Aplinkui yra, kaip sakant, nuogirdų, kad atseit ne visą, ne aplinkui, gal tą Ignalinos kampą palikom, bet galbūt ateis laikas, kai važiuosim ir tą kampą, tai galbūt net traktoriam kažkuo kitu. Daug kas kalba, kad politikai atsiduria politikos šiukšlynė, tie, kurie nepasiteisinę, lūkesčių nepateisina, ne?
Ir žiūrim ten, va, kažkas tenai, kas tenai. Kas ten? Čia apie Kešą kalba eina? Apie Kęstutį? Kęstutį. Nu tai jis atsidūrė, gal, kaip sakant, gal šitam politikui papuolė atsidurt garbėjom plokštės ir visą laiką matyti iš viršaus į apačią, kaip mes progresuojam ir kylam į viršų. Tai manau, jam vienam iš tų, kuriem pasisekė būti šito vietoj, kad ir kampe apdulkės, bet išdulkytas per visus galus, bet, nu, ir kaip ir. O čia Šaras, čia gal mūsų potencialūs pirkėjai tam traktoriui dabar vaikščioja. Kas? Manau, šitie gali mokėti daugiau negu bet kurie. Vytai, pirktai už gerą kainą šią traktorių. Viską, Šarūnai, turim dylą. Įmokėti. Kartais namą perki dėl istorijos jo daiktą, o ne dėl to, kokie jo pasiekimai. Tai va, tai kartai atsimį Šarūną gyvenime, ar mane kažkas ne už tai, kad tai mes kažką turėjom ar neturėjom, už tai, ką mes padarėm. Likom istorijoje ar nelikom pas kažką. Ir mes suvokėm vieną dalyką, kad arba dabar daryti, arba niekada. Nes nebus kada paskui. Per trumpas gyvenimas, kažko laukti. Ir daug kelionės metu važiuojant, nedaug žmonių matosi, kad norėjo. Nėra ko atidėliota, ne? Jeigu būtume kažkada nepatikėję Viva Fertilio produktais, o ne, kur mes dabar būtume? Nežinau. Tai tu būtum... Dabar Transvinos fūros važiuotų tiek pasikrovė ant dugnų. Taip, o dabar... Jeigu su Viva Fertilio nedirbtume. Pradėjai dirbti su Viva Fertilio, automatiškai turi pinigų, nusipirki gerų tepalų. Taip. Yra geri tepalai, gerai dirba motoras, reikia gerų padangų gamintojų. Tai, žodžiu, čia yra vien pliusai, turėti partnerių ir, žodžiu, tik į priekį viskuo. Ir jeigu tu nori žmogau kažką daryti, tu nelauk, tu imk ir daryk. Žiūrėkit, vyrai, dabar noriu paklausti, kaip jums atrodo, kodėl yra svarbus šitas traktorių Dakaras? Jums patiems asmeniškai ir apskritai gal ūkininkų bendruomeniai visai? Nu, mano manimu, tai asmeniškai kiekvienam ūkininkui, tarkim, galbūt mes kaip komanda paimam tą žodį ūkininkui, pažiūrėt, ar dar turim parako, ar kažką galim padaryti. Ir ta prasme, kaip ir pasikartosiu, jeigu ne dabar, tai kada? O jeigu apskritai visos bendruomenės ūkininkų iš pusės tos pažiūrėjus, tai ten ir parodys mūsų visą bendruomeniškumą. Jau mūsų kelionė parodė, kaip čia užsikūrė tas visas bendruomeniškumas žemės ūkio. Tai aš manau, tokie renginiai, Jolantos dėka ir bendruomenės ir yra pliusas, kad, tarkim, vieni gali važiuoti Dakare bendruomenė, kiti gali organizuoti Dakarą, bet jie negali važiuoti, jau jų amžius neleidžia. Tai mes dėl to važiuojam jaunimas, o senimas organizuoja šventėlę mum. Tai va, viskas labai gerai. Iš pradžių gal tos svarbos to Dakaro tik nesupratom. Iš šonų stebėjom, kaip Jolanta organizuoja, kaip vargsta, kaip stengiasi. Ir po to po truputį atėjo tas supratimas, kad čia negalim nesudalyvauti kaip Jolantos, kaip Martynų ir Daliaus tiek darbo įdėta, kad tokių partnerių gerų rado rėmėjų, tai čia bus ober renginys, tai čia jau negali kažkaip kitaip pavadinti kaip tik svarbiu. Dėl tokio renginio ir atsirado tokie partneriai. Jeigu būtų mažiukas renginiukas, niekam neįdomus, tai jis ir nebūtų tokių rimtų partnerių, kaip pas mus šiuo atveju. Yra ir Kūtepalai, Soliris. Visos tos, kaip čia pasakyti, Lietuvos ūkininkų žvaigždės, įskaitant jūs ir kitus, ir Ivaną, ir visus kitus. Ką jaučiat, vis tiek tarpusavį pasikalbat apie tai? Džiaugiamės, kad tokie šaunūs ūkininkai dalyvauja, ne? Kaip mes. Kaip mes. Kaip jie ir tokie kaip mes. Mažiau šaunūs, bet irgi nenusileidžiam. Mes džiaugiamės, kad galim prie jų prisišlieti, nes mes jaučiamės prisišlieti prie jų. Jie lyderiai, mums lengviau vytis. Mes pasirinkę šitą poziciją ir mes jos nekeičiam. Tai ką perduotumėt varžovams? Aš manau, kad varžovai dar įsivaizduoja tą buvusią projektų Barškuolę. Jie dar nežino, kokiu kontentu jį pasižymės, ne? Kokia jinai bus, tai aš manau, kad... Aš jiems rekomenduočiau. Pasakyk tu aš paskui, nes negaliu tiek ištverkti tylės. Sakyk. Kad vienu žodžiu, kontentu tikrai mūsų neaplenks, o jeigu jų technika greita, jeigu jie geriau orientuosis trasoj, tai labai džiaugsimės jų pasiekimais, bet manau, kad jie maudysis mūsų kontentų spinduliuose. Žodžiu, aš jiems ko noriu palinkėti. Labai šaunu, kad jie turi geras technikas, jie geresni, jų traktoriai gražesni, jie yra turintys daugiau patirties žmonės. Varžovai, aš jau juos ten matau varžovus, aš ten nematau jo draugų, visi varžojo man jie su Šarūnu.
Tai aš jiem linkėčiau tik tai mūsų kontentą, like, share ir subscribe. Viskas. Nes jiems daugiau nieko neliks. O ką Agrobitės skaitytojams palinkėtumėt? Agrobitės skaitytojams palinkėčiau, jeigu dar neusiprenumeravai to žodžio Agrobitės, tuoj pat, ne iš naujo idėjas, tuoj pat čiup telefoną, užsiregistruok, nes ten yra pati geriausia, tiksliausia, efektyviausia informacija skirta ūkininkui ir ne tik. Nu, tai kaip sekės treniruotis, vyrai? Aš tai vairavau tik tai, bet manau gali pasakyti visą tik tai Šarūnas, visą tiesą, kaip yra iš tikrųjų. Iš pradžių tai mes atrodėm, kad labai stiprus treniruotėse, kol buvo pavasarį, kol šalnos, kol sausa buvo. Po to, kai atėjo lietus, pamatėm, kad labai silpnai mums sekasi. Taip. Ir po to bandėm, žinai, išvadas padaryti, ką čia mums reiktų padaryti. Tai supratom, kad viskas dėl Viva fertilių produktų. Ant tiek įsigerom dirvą, kad labai gerai humusinga, labai gerai palaiko drėgmę. Ir slystam tiesiog kaip ant Q8 tepalų. Tai va, laimė, kad Artūrui nėra padėties be išeities, sako, bičiuli, nepergyvenk. Reikia tokių padangų, kaip pas mane ant Makormikus. O aš sakau, rasiu. Ir kaip? Ir kaip? Užuomina ant padangos. Jeigu padarys ratlankius ir sumontuosim gamintojo padangas, tai galėsim mesti iššūkį net ir Ivanai. Nesvarbu, kad jie tie vietiniai rangeriai, šaunuoliai, jie ten tą trasą turbūt jau ir sapnuoja, gali įsivaizduoja, bet gali mes iš kokių gluosnių iššokti prieš finišą ir užlipti ant tų podiumų, nes ten tokios padangos, kad nepradursi kokiais kelmukai, žinai. Gumos tai vaikėlį sluoksnių nepagailėta. Ne, geri padangos, sakau, aš susidėjau ant traktoriaus ant purškimų, Šarūnas pamatė, kaip aš į savo kalnus kopiu, sako, man. Tik rasa dingsta, jau visai trašas bėrė, jau purškė, o aš čiuožiu šonu, tai dabar ir man atvežė Zeturiui. Viskas padangas to gamintojo. Name nuo pamato, o ūkį nuo batų, tai padangų yra. Turėsi geras padangas, turėsi visko. O kai yra geros padangos, beje, Vytui rekomenduoti reikės. Yra sunkiųjų vilkikų padangos pardavinėjamos ten, o Vytas daug išveža tonų, tai manau, jis tikrai padarys gerą dylą. Transvinas Vytas padarys gerą dylą su jais. Artūras šiandien man ryte, pavyzdžiui, skambino, sako, jau atvažiuoja, atrodo sutarė aš vakaru, bet dar jis galvoja, kad galiu pavesti, o pavyzdžiui, jeigu Vytas pasakė, kad Transvina bus, tai gali ramiai miegoti. Ne, nes Transvina yra paprasčiausiai. Transvina pažadėjo, Transvina bus, tai. Transvina yra pagarba, kokybė, atsakomybė. Čia nuo 3 žodžiai, kurie pasako, kas yra Transvina. Ir viskas. O Vytas ir čia. Lipduką turi. Čia, manau, mes kai buvo Barškuolė pastavę, manau, atsimatavai lango plotį ir padarė lipduką tokį. Gal turi kokiu nors grūdų. Avižų man reikia, rūgių, rapsų, nes bus traktorių Dakare edukacija viena su grūdais būtent. Tai aš turiu kviečių, aš turiu grikių. Gal kažko turit ir galit renginiui suorganizuoti. Taip, lauk. Man kokio... Rapsų turiu. Turi rapso, duok rapso. Bešim į renginį, edukacijai. Laimės kukuliukui. Ne visiems. Aš turiu avižų, gal Vytas privežtų kokį vieną vilkiką. O, rapso nori, rapsas yra. Čia nederliaus metam, jeigu nenukultume. Čia juodasis auksas. Kai vienas statybininkas sakė, čia jūs juodasis auksas. Dakaro dienai Viva Fertilis įsteigė prizą draugiškiausiai komandai. Mes išrinksime su Šarūnu ją kartu, kuri mums pasirodys draugiškiausia, ar galbūt mums padėjo, o galbūt netgi ir kliudė kelyje, bet mes pasirinksime ją kaip prizo atsiėmėją. Taigi prizas yra 60 hektarų rapso sėklai, inokulento, inobrasiko, taip, kuriuo apvėlus šį rapsą, tu turėsi tonų, tu turėsi naudą dirvai, piniginiai ir Transvinai. Ir būsi toks pats aukštas ir gražus, o nenaudosi. Tavo rapsas toks bus kaip aš, aukštas, o gražus toks kaip Artūras, jis bus tas rapsas. Taip. Kaip Gediminas sakė, kas neturi, jeigu mes kažkam nepatinkam, tai čia yra ne mūsų problema, jie neturi skonio. Tai... Ir perinkit kanalą, bet prieš tai like, share ir subscribe. Čia mūsų visi įrankiai, kur ruošiamės Dakarui. Ir spaustuvas, ir plaktukas, ir puodžiukas, dovana, ir fleksas pirštam nusipjaut. Viskas, ko reikia žmogui, dirbančiam žemės ūkiai. Pakeisim Barškuolėje vandens pompą, kad neleistų
gero ir brangaus Solirio antifrizų. Čia kaip su Solirio antifrizu važiuosim, bus geras tepimas, ilgai tarnaus, tai čia dar ne vienam Dakarui. Jeigu tik iki čia šitą dalis finišuotų, šitą ne. Jau įskaitytum ar ne, kaip finišą. Jo. Jeigu čia eitų kibirkštys su žvyrkeliu ir mes, pavyzdžiui, finišuojam. Jo. Kaip čia yra? Pusė traktorius finišė, ar ne? Pusė finišė, pusė už kilometro krūmuose. Vėliavas parnešim paskui paėjus. Jo. Kaip gali būti? Šiaip liūdna iš tikrųjų. Jeigu taip liūdna, kai pamačiau, kad dalyvauja Nerka, liūdna pasidarė. Nes supratom, kad tų krūmų, laukų, miškų Žinovas, rangeris, vietinis, ekspertas. Koks tas, kur lankų šaudau? Robinas Gudas praktiškai. Ir ta prasme mes supratom, kad atvažiuosim toj klasiai geriausiu atveju antri. Nes kai Nerka visą traktorių išardės, varai sudėtite, viskas ten, žodžiu, gal dabar jis tvarko sekmaniais ir vakarais naktin dirba prie tų traktorių su komanda. Tai mums laimėti nuliūdino šitą vietą. Tikrai smagu, kad Nerijus važiuoja, tikrai smagu, šaunus vyrukas, viskas, bet labai numušė. Šansai labai mažėja. Stipriai, praktiškai jų nelikėjo. Tik tiek važiuosim, prisišnekėjim. Tu girdėjai, Šarūnai, kad jau dalyvių registracija baigta? Aš tai bičiuli džiaugiuosi, kad viskas užbukinta. Jau mums užtenka taip tų šaunių ekipažų, kurie bus mūsų konkurentai. Tad jeigu tu nespėjai šį Dakarą, nebėda. Ruošk savo techniką, gal bus kitas Dakaras kažkur kažkada. Teisingai pasakiau? Taip. 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 Turim Barškuoliais palikuonį, identišką, su visais užrašais, su visom vėliavom. Šį puikų traktorių pagamino Giedrius Junevičius. Didžiausios jam padėkos, mes jį norėtumėm sutikti Dakare, kad jis prie mūsų prieitų, nes mes, manau, mes jo net pažinsim. Mes turim jam taip pat padėką už šį traktorių. Taip pat čia yra mūsų gerbėjų dovanos, kybartai, šis lipdukas taip pat bus ant traktoriaus užlipintas. Ši barškuolė taip pat yra mūsų fanų. Šią barškuolę pamatysite, palieku intrigą ant traktoriaus, bet kitokią formą, kitokių vietoj, kur taip, manau, dar nemačiau, kad kas būtų sugalvoję. Tad mes labai mylim visus fanus, gerbėjus, kurie po šią dieną dar mums rašo, siunčia dovanas, nes žmona norėjo manį tiesiog nupirkti slapčia, padaryti staigmeną tokį prisiminimą, bet kai sužinojo Giedrius, kad žmona taip kesinasi padaryti, jis net nebejodamas sakė, nieko, aš jeigu turiu svarbu laimę ir garbę jam padovanoti šį traktorių. Tai čia yra jo dovana grinai mum. Ir kaip sakant, kaip pirmai sakiau ir pasikartosiu, konkurentė, like, share ir subscribe. OAB GRI Nordic kompanija vykdo padangų, ratlankių ir vikšrų tiekimą Pabaltijos šalims jau daugiau nei 25 metus, bet atstovauja GRI padangų asortimentą. Kompanijos specialistai padeda ne tik įsirinkti tinkamiausias padangas, bet jie reikia parenka ir ratlankius ir kitus komponentus, bei pakonsultuos techniniais klausimais. GRI kompanija siūlo platų prekių asortimentą, profesionalią konsultaciją, nemokamą prekių pristatymą, 7 metų garantiją visam agro asortimentui, 5 metų garantiją industrinių padangų asortimentui. Buvo šitos poezijos knygos pristatyme. Prie ko šitą poeziją? Poezija. Poezija visur. Mes tokį priplaukė meniški, tai ir mes prie menų, prie poezijos. Čia ne tik mano 3 eilėraščiai, bet ir kito kolegos Andriaus Mickevičiaus. O tai prie ko čia Jolanta? O čia vienas iš tų eilėraščių apie Jolantą yra. Parodyk. Tai va, ir mes su Artūru kažkiek pergyvenam, kad gal kada nors keliai įsiskirs, gal Jolanta užmirš mus. Ne gal, bet tikrai įsiskirs, nes matau šakių. O gal kažkada paims, sakys, kas čia per knygą, atsivers ir pamatys, kad pagalvos, kas šitie kybartų lopai buvo. Kruonio lėliai Jolantai nuo kybartų lopų. Ir tada sakys, Šarūnas. Va, taigi čia tie. Tie du. Kaišiadorių rajono žmonės pateko į Vilkaviškio rajonų knygą. Be to, palikti 2 lipdukai, dėl ko 2? Dėl to, kad čia yra mūsų draugas Linas Klimavičius, Vilkaviškio rajonų ir ne tik galbūt Lietuvos ir Pabaltijos nautilo dievas vadinamas. Taip pat yra Rokas Dlugoborskis, kuris dabar dalyvauja projekte Ūkininkas ieško žmonos. Rokai, jeigu tau reikės pagalbos, kaip matom reikia, kviesk mus.